Vitalijui šiek tiek nepasisekė pirmame etape, jisai padarė didelę klaidą. Bet toks ir planas buvo, kadangi turim labai stiprų galą, mūsų paskutinių 4 žmonių pirmi laikai etapuose tai parodo. Galim sau leisti pirmame etape pralošti, kad pavyktų iki galo sukovoti. Aišku, jeigu Medeina būtų turėjęs šiek tiek stipresnį prieš paskutinį etapą, Jonas būtų mus veikiausiai aplenkęs. Bet yra kaip yra. Šiandien pavyko nugalėti, sėkmės lydi stipriausius. Ir Vilius Aleliūnas išbėgo į paskutinį etapą. Plojimai finišuoja šių metų geriausias Lietuvos orientavimo sporto klubas Iktisa. Išbėgom beveik kartu su Donatu, tik tais girdėjau, kai komentatorius sakė, kad Donatas išbėgo, gal net suginėjau, bėgdamas į antrą punktą, pamačiau, kad jam trumpesnis skaidimas, antrą punktą šiek tiek labiau priekį atsižymėjau, o daugiau nemačiau. Pirmus kokius 8 punktus ganėtinai greit bėgau ir klaidų nedariau, tai buvau užtikrintas, kad visai gerai sekas, tiek, kad jėgų galbūt šiek tiek trūko. Ir po parodomą pradėjau daryti klaideles mažas, bet kadangi bėgant pro parodomą negirdėjau, kad ar bėgtų kas nors iš paskos, tai ganėtinai ramiai ir tikslas buvo be klaidų. Pavyko įgyvendinti. Valio. Jonas jau finiše, dar patikrinsim atžymas ir galėsim sveikinti su antrąja vieta. Finišo liniją kirto Ąžuolo komanda, trečioji komanda. Visi prizai jūsų jau rankose. Nuoširdūs sveikinimai Iktisos komandai. Tai mūsų stipriausiai. Džiaukimės ir lygiuokime. Savaitgalis praėjo labai šauniai. Buvau nebėgęs gal daugiau nei mėnesį su žemėlapiu normaliai varžybose, išskyrus Latvijos klubų taurę, kur tikrai nesisekė. Buvo dingus galbūt motyvacija, galbūt noras, pasiilgau žemėlapio tiek vakar naktinėse, bėgau ir visą trasą orientavausi, ką paskutiniu metu nedarydavau. Pavyko įveikti trasą be klaidų, šiandien klubų taurės estafečių varžybose irgi pavyko įveikti be klaidų ir 2 pirmos vietos, nėra tai blogai, geras savaitgalis.